Sveiki, mano brangieji, tai yra Taro kortų prognozės Skorpiono ženklo atstovams gegužės mėnesiui. Praeitose videose jau sakiau, kad padarysiu tik tai pusiai ženklų gegužės mėnesio prognozę, todėl kas norėtų asmeninės prognozės, galite kreiptis pas mane, atsiųskite savo nuotrauką, gimimo datą, aš jums padarysiu asmeninę prognozę gegužės mėnesiui iš pagrindinių jūsų laukiančių įvykių, kaina 10 eurų. Taipogi komentuokite pagal kokio zodiako ženklo jūs norite prognozę išgirsti ir aš pagal komentarus išsirinksiu. Taip, aš dabar išrinkau Skorpioną, nes praeitų dviejų po praeitų video buvo daugiausia komentarų vandeniams ir Skorpionams. Todėl ir darau vandeniams ir Skorpionams. Pradedam nuo Skorpionų. Taip, mano brangus Skorpionai, kas jūsų laukia gegužės mėnesį, prognozė tik tai bendro pobūdžio, jūs suprantate, bendrai ženklui, užduodu intenciją gauti Skorpiono ženklą, bet asmeninę prognozę iš jūsų laukiančių įvykių jūs galite gauti tik tai tuomet, jei atsiusite savo nuotrauką ir gimimo datą ir žinoma, jinai jau yra mokama. Taip, traukiu kortas, Skorpionai gegužę. Kas jūsų laukia? Wow, kokia stipri korta. Pirma korta ir yra korta teismas. Teismas tai yra karminių pasekmių korta, tai yra karmos korta. Tai yra tuomet, kai pokyčiai, kurie ateina į jūsų gyvenimą, jie nulemti iš aukščiau. Jie nulemti iš aukščiau ir tai yra rezultatas jūsų prieš tai padarytų veiksmų. Veiksmų priimtų sprendimų. Tai ir yra ta, sakykime taip, kažkokia tai lemtis, ta karma, kuri jums ateis gegužės mėnesį. Iš tų įvykių, kuriuos jūs pamatysite gegužės mėnesį, jūs galėsite padaryti sprendimą, ar jūsų ta karma bloga ar gera, kabutėse. Tai matysite, jeigu įvykiai pozityvus, jeigu įvykiai sėkmingi, tai vadinasi, jums, sakykime, taip aukščiausios jėgos jau duoda tą kažkokį atpildą už jūsų nuopelnus. Jeigu įvykiai nesėkmingi, vadinasi, jūs, sakykime, taip baudžia, jūs baudžia ir nori atkreipti dėmesį, kad jūs einate kažkokiu tai netokiu keliu, ne savo keliu. Taipogi teismas tai gali būti susidūrimas su oficialiom įstaigom, su teisėsaugos institucijom arba tiesioginis būtinumas kreiptis į teisėsaugos įstaigas ar teismus. Galbūt turėsite spręsti kažkokius tai reikalus, savo reikalus teismuose ar kituose teisėsaugos institucijose. Žiūrim toliau, Skorpionai, toliau patikslinimas. Galbūt kortos parodys tiksliau biški, ką reiškia teismas jūsų atžvilgių. Iškrito korta Taurių karaliaus. Taurių karalius tai gali reikšti žmogų, gali reikšti vyrą, vandens stichijos atstovą, gali būti, jūs galite būti, nes žuvis, Skorpionas arba vėžys pagal zodiako ženklą, tai ta karma, žinoma, tiesiogiai lies jūs. Jūs arba, gali būti, kad kažkoks tai žmogus irgi įtakos jūsų gyvenimą, ir per jį pasirodys būtent tos karminės pasekmes. Jis bus kaip nešėjas tos karminės pamokos. Bet šiaip tai Taurių karalius tai yra tokios pakilėtos emocijos ir tai yra padidintas emocionalumas ir empatiškumas. Tai galbūt gegužės mėnesį labai stipriai jausite kažkokią empatiją ir demonstruosite ją. Ir demonstruosite tą empatiją arba bus padidintas jautrumas ir noras kažkaip tai galbūt reikia tikėtis daryti gerus darbus ir kažkam tai padėti, palaikyti. Taip, žiūrim toliau. Galbūt, mano brangios moteris, Skorpionės, jūsų laukia lemtingas susitikimas su šituo Taurių karaliumi, vandens stichijos atstovų vyras, kaip aš ir sakiau, empatiškas, jautrus, geraširdis, nes tai yra karma arba lemtis, kuri gali duoti jums būtent susitikimą, lemtingą susitikimą, jūs sutiksite savo
antrąją pusę arba žinoma žmogų, su kuriuo irgi jūsų laukia kažkokie tai karminiai santykiai. Paprastai tai būna nelabai paprasti santykiai, sudėtingi, bet jie yra verti to, kad juos patirti. Taip, sekantis. Taip. Taurių pažas. Žinokit, prisišnekėjau, tikrai pagal taurių pažą eina meilė. Eina meilė, eina meilės pasiūlymai, eina meilės pripažinimai, eina gerbėjai, eina, sakykime taip, viskas, kas liečia mūsų emocinį foną. Tai tikriausiai su tuo taurių karaliumi jums ir laukia jūsų tie būtent meilės romantiniai santykiai, įsimylėjimas. Bent jau iš tų 3 kortų, kurios dabar iškrito, tai jūsų turėtų laukti lemtingas susitikimas, įsimylėjimas. Arba žmogus prisipažins jums meiliai, pasakys, kad jūs myli, kad nori, jūs, kad būtumėte jo partnerė, arba žmogus irgi aktyviai labai demonstruos jums savo dėmesį, savo rūpestį ir savo jausmus. Taip, žiūrim toliau, skorpionai, gegužė, kas laukia. Korta magas, žiūrėkit, magas tai yra kūrėjas savo laimės kalvis, šiaip tai yra kūrėjo korta, nes magas visada kūrė savo laimę savo rankomis. Tai yra iniciatyva, tai yra aktyvumas. Tai yra tuomet, kai žmogus labiau tiki savimi, negu, sakykime taip, kažkokia tai duota lemtimi. Jis žino, kad gali priimti kažkokius tai sprendimus, drąsius, ryžtingus, eiti į priekį, pats kurti savo gyvenimą. Nes žinoma, sakykime taip, 50% iš tikrųjų mes kūrėme savo gyvenimą patys, savo sprendimais, savo ryžtų, savo drąsa, savo pasirinkimais, bet kiti 50% žinoma priklauso jau ne nuo mūsų, o nuo tos lemties. Čia yra pem ant pem. Taipogi pagal magą jūs galite gauti naujo darbo pasiūlymą, mano brangūs skorpionai. Jeigu kažkas tai ieško darbo, tai gegužės mėnesį iš tikrųjų galite gauti darbą ir ateis pasiūlymas. Sakykime taip, priimkite jį, nes tai turėtų būti tikriausiai tai, kas jums tinka. Taip, pažiūrim toliau, traukiu kortą. 3 taurės, žiūrėkit, labai geras mėnuo pas jūs, mano brangūs skorpionai. Mėnuo pasibaigs šventę. Tai yra šventimo korta, šventė. Matot, kompanija kelia taurelės ir gali kažką tai atšvesti, savo pergalę, savo kažkokių tai tikslų pasiekimą. Gali būti tiesiog dalyvavimas kažkokio šventė, gimtadienis, jubiliejus, vestuvės, krikštynos, dar kažkokia tai pramoga, galbūt susitikimas tiesiog su draugais prie tos pačios taurelės, ne? Žinoma, to nerekomenduoju, bet kiekvienas turi teisę rinktis. Tai labai geras mėnuo, mano brangieji, labai geras mėnuo, aš tokio jums ir linkiu, labai daug taurių kortų, o taurės tai yra visada emocijos. Taurės tai yra džiaugsmas, taurės tai yra gėris, sakykime taip, tos visos mūsų geriausios savybės, kada žmogus daugiau vadovaujasi širdimi negu blaiviu ar šaltų protų. Tai kartais irgi, ir galbūt net ir ne kartais, o dažniau reikėtų tai daryti, nes būtent širdis teisingai renkasi, ne blaivus ir šaltas protas racionalus, o būtent širdis. Todėl to aš jums ir linkiu. Taipogi pagal 3 taurės tai yra visada irgi pradžia vėlgi tų meilės santykių, kuomet žmonės pradeda susitikinėti, vienas kitam daro komplimentus, rodo dėmesį ir eina į pasimatymus. Tai to aš jums ir linkiu, mano brangūs skorpionai. Sėkmingo gegužės mėnesio, apačioje yra nuoroda į mano interneto svetainę būrimas taro kortomis LT, ten jūs galite užsakyti metinę prognozę, bet kokią temą prognozę pasirinkti, labai lengvai užsakysite, apmokėsite ir kelių dienų bėgyje aš atsiunčiu tą prognozę video
video įrašų formatu per WhatsApp. Kas norėtų asmeninės prognozės gegužės mėnesį, prašom rašykit čia, TikTok'e kaina 10 eurų.